Gyventojų pajamų mokestis arba GPM. Šis terminas kiekvieną pavasarį Lietuvoje linksniuojamas dažniau nei įprasta. Tačiau, kas tai per burtažodis? Tai valstybinis mokestis, kuriuo apmokestinamos beveik visos gyventojų uždirbtos pajamos. Kur keliauja mūsų mokami mokesčiai? Pagal valstybės biudžeto struktūrą GPM yra antras pagal dydį surenkamas mokestis po PVM. Didžioji dalis GPM keliauja savivaldybėms ir yra naudojama švietimui, socialiniai apsaugai. Likusi GPM įmokų dalis patenka į valstybės biudžetą, kur yra panaudojama įvairioms biudžeto sritims finansuoti. Surinktas GPM yra perskirstomas pagal savivaldybės siekiant aplyginti ekonominio išsivystymo skirtumus tarp turtingesnių ir netokių turtingų savivaldybių. Iš 60 savivaldybių Lietuvoje 9 yra vadinamos donorės, kurios gauna ne visą GPM. Kaip skirstomas GPM ir kodėl 0,6% GPM dalį verta skirti liberalų sąjūdžiui. Kiekvienas gyventojas turi galimybę paskirti savo turimas 1,2%, 0,6% ir dar viena 0,6% dalis pasirinktiems gavėjams. 1,2 GPM dalis gali būti paskirta bet kuriai pasirinktai nevyriausybiniai organizacijai. Ar tai būtų gyvūnų prieglaudos, ar paramos Ukrainai organizacijos, ar įvairūs kūrėjai, švietėjai ir kitokios GPM paramą galinčios gauti organizacijos. 2,6 GPM dalis gali būti paskirtos politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms. 0,6 GPM politiniai partijai - tai jūsų investicija ir galimybė nieko papildomai neišleidžiant prisidėti prie politinės ateities kūrimo bei Lietuvos ateities saugumo. Deklaruojant pajamas, kviečiu skirti savo jau sumokėtą 0,6 GPM dalį liberalų sąjūdžiui. Kodėl mums? Todėl, kad mes atstovavome liberaliai mąstančius ir su jūsų parama galime stipriau ginti demokratinės vertybės. Todėl, kad mes kūrėme galimybės jums veikti taip, kaip norite ir tai, ką norite. Galimybės kurti savo gyvenimą laisvoje ir demokratiškoje valstybėje. Ačiū, kad prisidedate.